Sveiki, šiandien jums trumpai pristatysiu Android planšetę Prestigio Multipad 8 Ultra Duo, pasižyminčią Cortex procesorium turinčių 1,6 GHz spartą, tai yra 2 branduolių procesorius, 1 GB RAM atminties, 4 branduolių vaizdo procesorius, 16 GB vidinė talpa, be abejo daugiataškis lietimo ekranas, ilgai laikanti baterija, dedasi microSD kortelės, yra 2 kameros, viena netgi 5 megapikselių, yra galimybė žiūrėti Full HD filmus, be abejo įvairios jungtis, Wi-Fi ryšys ir Android 4.1 versija. Štai būtų tokia dėželė ir netrukus pažiūrėsime, kas jos viduje. Na, o viduje rasime tokius dalykus. Tai yra rozetinis perėjimas į angliškai variantą. Be abejo, rozetinis kroviklis USB standartinės jungtis, sinchronizavimui su kompiuteriu ir be abejo papildoma jungtis iš mažos į didelę. Na, garantinis naudojimosi instrukcija, tačiau įdomesnis dalykas yra štai šis aplankas. Kaip matote, yra padarytas netgi skylutė kamerai, kuri čia yra 5 megapikselių. Štai atsiverčiame ir randame rašiklį, kuris gali iš tikrųjų rašyti, ir ši dalis, kuri yra guminė, skirta liesti ekraną. Na ir tradiciškai trumpa apžvalga, ką galime sutikti pačiame korpuse. Kaip matote, tai yra planšetinis kompiuteris iš galo. Štai čia yra 5 megapikselių kamera. Viename iš šonų rasime įjungimo mygtuką, garsinimo mygtukus. Viršuje yra garsiakalbiai. Štai čia yra kortelių skaitytuvo lizdas. Šiame šone nieko nerasime ir apačioje yra mikrofonas, maitinimo lizdas, HDMI lizdas, USB lizdas ir taip pat ausinių lizdas. Na ir be abejo pats planšetinis kompiuteris iš priekio. Na ir pasižiūrėkime, ką gali mūsų Androidas. Planšetė yra išties greita ir štai parodysiu, yra įjungta daugybė programėlių. Tai yra elektroninis paštas, Office paketas. Štai galime atsidaryti naują dokumentą, sakykime, Word tipo dokumentas. Ir pradedam rašyti. Štai yra lietuvių klaviatūra, sakykime, anosinė. Štai parašom lietuvišką žodį. Toliau būtų naršyklė. Taip, štai paieška. Ir kaip prekyba, kaip matot, rašiklis veikia puikiai. Na ir yra mūsų video. Toliau būtų video programėlė. Kaip minėjau, galima žiūrėti ir Full HD video, Skype'as. Šiuo metu vyksta prisijungimas. Facebookas. Štai atsinaujino į naujausius pranešimus. Skirai nuotrauką. Štai galime peržiūrėti, be abejo, visą tai galime daryti ir su pirščiukais, kaip kam patogiau. Taip, programėlės galime nereikalingas išjungti.
Taip. Toliau. Meniu. Įvairių programėlių, be abejo žaidimai, Angry Birds ir panašiai. Na, sakykime, dar kalendorių paleiskim. Štai. Ir toliau valdikliai įvairūs. Štai. Grįžtam į programėlės. Štai toks paprastas naudojimas. Na ir išbandykim fotografavimo funkciją su 5 megapikselių kamera. Štai toks puikus paveikliukas arba tiksliau pasakius fotografija išeina. Štai. Prie kambario apšvietimo, kuris šiuo metu yra tikrai nedidelis, tikrai ryški ir graži nuotrauka. Rekomenduojame įsigyti šį nuostabų Prestigio planšetinį kompiuterį pas mus parduotuvėje. Kaina išties nedidelė. Taigi, iki kitų susitikimų nepamirškite paspausti nykštį į viršų. Iki.